Sveiki visi prisijungę prie Sneaks podcast'o. Mes sugrįžtame po trumpos pertraukėlės ir pagaliau vėl galime šnekėti apie kėdus. Mūsų podcastas būtent ir yra tam, kad susipažinti su žmonėm, kurie papasakoja savo istorijos, savo patirtį būtent su kėdais, kodėl jie juos myli, kodėl juos kolekcionuoja, o kartais galbūt nekolekcionuoja, bet labai juos mėgsta nešioti. Taigi šiandieną turime svečią, kuris iš tiesų tam tikrų laiko tarpu, aš manau, ne tik, kad davė Vilniui ir Lietuvai galybę įvairios mados, galbūt pasirinkimo, bet ir, kaip sakant, diktavo savotiškai tą madą ir jaunimas, bei aš pats labai mėgau jo parduotuvę, apie kurią, manau, šiandieną dar pasišnekėsime. Taigi, su mumis šiandieną yra Gvidas. Labas, Gvidai. Sveiki visi. Sveikutis. Senokai mes tim nesimatėm ir iš tiesų kartais ir sunku pradėti kalbą, kai pažinoji žmogų anksčiau ir po to galbūt tas kontaktas yra šiek tiek nutrūkęs, tačiau tavo Instagram'e matosi, kad tu vis dar domiesi, vis dar gyveni tiek madomis, tiek tendencijomis tam tikromis, tiek apskritai, domiesi ir gyveni visų šituo dalyku, kas turbūt yra ir kėdai, ir mada, ir visa kita. Galbūt pradėkim nuo to, kada galbūt vaikystėje buvo tavo pirmas susidūrimas su kėdais, kad tiesiog tu gavai tam tikrą avalynę, į kurią atkreipi dėmesį. Su kėdais. Aš manau, kad nuo krepšinio iš tikrųjų. Nuo krepšinio viskas prasidėjo. Ar tu anksti pradėjai žaisti krepšinį? 8 gal metai, buvo 9. Bet tada dar žaisdavom su inkariukais, tai žinai. A, ne? Jo. Tai... Kiek tu metų? Man sako 8, man buvo arba 9 metai. Pirmą kartą jau treniruotis. Tai prisimenu, tada buvo inkariukai. O po to vėliau pradėjau, dar kartą startavau, ten buvo pertrauka ir gal nuo 12 metų. Tai tada jau atsirado kėdai vadinami. Tai turėjau, pirmi mano kėdai tokie rimtesni buvo Rybokai. Būtent Šako. Iš tikrųjų, aš juos per Fuksą kažkaip gavau. Okay. Ir taip prasidėjo tas domėjimas visokiai, kas čia per kėdai. Tai buvo jau Šako... Signature batai, jo. Čia jau buvo Šakas jau populiarusis Ryboko ambasadorius, viską. Ar žaidžiant tuo metu, kas tuo metu galbūt krepšinį buvo tau aktualiausia? Tai Šakas ar tas ir buvo tas žaidėjas, kuris tau labiausiai? Ne, tokia iš tikrųjų pateko visiškai iš netyčių, tiesiog buvo pasirinkimas vis laikais, tai buvo labai mažas iš tikrųjų. Arba ten važiuodavai į Gariūnus ir žinodavai kažkokius spotus, kur yra originalūs batai. Tikrai taip. Arba tau atveždavo kažkas iš užsienio, irgi vienas iš būdų, arba irgi kažkur kažkaip kažkas atsiveža ir turi ten vieną batą ir vieną dydį ir tas batas tau tinka. Okay. Tai lucky you. Lucky me. Ar tu prisimeni tą momentą galbūt, kai tu žaidėjai su inkariukais, po to atsirado jau pro batai krepšiniui, kiek skirtumas yra tarp to paprastų batų? Ar tu prisimeni tą momentą? Nes aš turiu gyvenime porą tokių momentų, kur sėdėjau batus ir tipo, gali būti ir tai. Okay. Aš turbūt tada tikrai to neužakcentavau, bet kitus dalykus užakcentavau, gal kad, tarkime, tie batai, jie turėjo tokią funkciją, kad galėdavai pripūsti tam tikras dalis batų ir jie dar labiau tavo koją, žinai, suspausdavo, tarkime, ir nebejudėdavo bate. Ant kiek tai atrodė ateitis? Ja, ir jie galėdavo tada išleisti. Kiek reikia išleisti. Supratau. Žiūrint į visą tavo paauglystę šiuo atveju gaunasi, kad 12-13 tu jau žengi paauglystę, kiek tuo metu ar jau buvo svarbu drabužiai, svarbu kėdai, svarbu mada, ar aš suprantu, tu sakei, kad pavienius galima tos kėdus arba gauni, arba negauni ir tai buvo ganėtinai sunku, tačiau visi straglino ir visi stengiasi rengtis ir kažkaip išsiskirti. Tave tai palietė? Jo, žinai, gal man vėl dėkingai truputį susidėliojo dalykai. Mano močiutė amžinatilsį, jinai važiuodavo į Ameriką. Kiekvienais metais išvažiuodavo ten pavasarį, grįždavo prieš šventes. Tai vien tik tai iš jos aš gaudavau toną informacijos, žurnalų įvairiausių ir ten iškarpų ir panašiai apie dalykus, kurie vyksta ten. Ir to pačiu ir mane pasiekdavo ir tam tikrai, žinai, užsiprašydavau kažko, ar tai drabužių, ar tai kėdų. Tai jo, tai tapo, žinai, aktualu tikrai man. Ar prisimeni kažkokius išskirtinius modelius, kuom tau padėjo močiutė ir iki šiol prisimeni, kaip tą dėžę gaudavai? Su močiute buvo irgi gan sudėtinga kartais, nes prašydavau vienų dalykų, o gaudavai kartais visai kitokių. Tai buvo tikrai ne vieni kažkokie dalykai, bet aš tikrai dėkingas jai, kad
man parūpindavo dalykų, kurių čia gal būdavo sunkiau tikrai gauti. Tai sutik, mums visiems atrodydavo, kad Amerikoje bet kur nueini ir gauni tai, ką tu nori, ar ne? Tikrai taip. Okay. Tau žaidžiant krepšinį, kaip keitėsi galbūt kėdų tavo gyvenime kėdai, nes tarkim, aš žiūrėdamas iš savo prizmės, galbūt į riedlenčių kultūrą, galbūt vos ne pagal metus prisimenu tam tikrus batus, kurie buvo išleidžiami, kaip jie keitėsi ir panašiai. Kas tau galbūt labiausiai įsiminė būtent to laikotarpio, kai tu žaidai krepšinį ir kas naujo atsirasdavo, ar kažkokios spalvos, ar kažkokie modeliai, kuriuos iki šiol prisimeni? Nepamirškim, kad aš su riedlenčiu irgi šiek tiek susijęs ir tą madą irgi sekiau ir buvo man įdomu. O kalbant apie krepšinį, tai nežinau, gal tuo metu buvo įdomu skirtingos technologijos, kurias naudoja skirtingi brandai. Ir skirtingus marketingo, dalykus ir tarkime, Adidas turėjo streetball seriją visą su... Teisingai, pas mus buvo netgi renginiai, kiekvieną gegužę. Jo, visam pasaulyje vykdavo ir turėjo atskiras serijas batų būtent šitam visam... Streetball visam, okei. Reebokas turėjo Blacktop. Lygiai analogiška situacija ir Blacktop visą seriją batų. Čia vos ne 10 metų prieš K1X reikalas. Jo, K1X čia žymiai, jau tokia New Age. Arba galbūt N1, taip ir panašiai, okei, bet jo, tai jau Adidas tai darė ir iš anksčiau. Taip. Tau teko žaisti streetbolo varžybose? Jo, net tam pačiam Reebok Blacktop'e žaidžiu. Tuomet bus jo įspūdinga atrodyti. Ten, žinai, Maikonas gauna. Teisingai, nes aš pats, kadangi nežaidžiau krepšinio, mano klasiokai žaidė ir streetbolo renginiuose būdavo toks, kur tipo, pavydėdavo, kad jie gaudavo tiesiog už tai, kad žaidžia, jau gauna tokią streetbolo aprangą ir man dar kažkas įsiminė, kad jeigu pažiūrėsite Cell albumą, berods trečias, man atrodo, buvo albumas, kuriame netgi viršelis yra su Adidas streetball visų komplektų. Šiaip tai žiauriai kieta apranga, dabar pažiūrėjus, tarkime, vintažinius dalykus, tai dar galima rasti tikrai fainų dalykų ir jie, Jo, dabar šnekant, man kažkaip pats prisiminimas ir yra būtent labai toks pozityvus ir labai primena, kad ir dabar visai būtų cool užsidėti. Jo, atlaikė tą, žinai, laiko. Ja, visiškai. Ok, tai ar prisimeni, būtent kokie riedlenčių galbūt kėdai, kokie brandai tau buvo artimi, arba šiuo atveju su kom važinėjai? Aš važinėjau su kažkokiais, Castel buvo tokia firma irgi, turbūt nelabai žinoma, ten turėjo kelis modelius, bet buvo tokia sėkmybė, tai DC tuo metu, aišku. Bet čia prieš tą visą Ken Blocko ir prieš netgi jų visus Fat Laces ir ten taip toliau. Tai buvo ten 2000 pradžioj, manau, gal netgi prieš 2000. Okay. Ir tikrai buvo, ir dabar mačiau iš tikrųjų kolaboraciją, nes neišėjo tokia viena kompanija Butterwoods, išleido kolabą su DC ir taip pat gaivino labai tą pojūtį ir kuri... Aš mačiau, kad DC dabar kažkaip išleidžia vis kažkokius tam tikrų metų kažkokius tai kirtinius modelius ir labai laukiu, kol išleis mano mėgstamiausius tų laikų kėdus ir labai norėčiau juos įsigyti, nes juos kaip ir tu greičiausiai su riedlente sudaužiau pakankamai greitai, tačiau man ir jų nešiojimas buvo kažkas ypatingo. Jo, DC turi labai, aš manau, potencialo daug iš tikrųjų, artimiausiais metais tiesiog tokį sugrįžimą padaryti comebacką. Nežinau, kuriam laiko, bet tikrai turi gerų modelių, kurias perleis. Jo, reikia sakyti, kad dabar galbūt tas brandas yra labiau, kaip sakyti, labiau everyday nešiojamas ir ne kiek su riedlentėms susijęs, tačiau jie neišsižada riedlenčių ir iki šiol yra labai, labai aktyvus ir toje pusėje. Kuriuo metu galbūt tavo gyvenime atsirado tas momentas, kai tu pradėjai ir galėjai galbūt pirkti ir kaupti kažkokius tai kėdus, skirti galbūt didesnę pinigų sumą, kada atsirado tas momentas tavo gyvenime? Įdomus dalykas, kad pirmą kartą apie tai sužinojau, tai buvo ir iš spaudos, iš mano hip-hopo, Source gal Rap Pages žurnalo, apie toks Garcia Bobito, turbūt tau žinomas veikėjas. Jis buvo būtent intervas su juo apie butus. Ir jisai būtent pasako, kad jisai jos, žinai, renka, aš galvoju. Tai atrodė toksai nerealu, tipo. Ar tu jį žinojai kaip gatvės krepšininką? Tiesiog žurnalė pasitaikė personažas, apie kurį man buvo įdomu tiesiog paskaityti ir tada kažkaip buvo, visai gal įdomu. Ir po kurio laiko
ten, kai pradedi pats jau dirbti, užsidirbti. Gal net grįžtu prieš tai, aš toksai būdavau, kur kai kažko man labai reikėdavo, tai aš ten sugalvodavau būdų, kaip gauti. Tai ir tiesiog, žinai, nusipirki vieną porą, po to gal ją truputį taupai, tada antrą kažkokią porą ir taip jau tada susikaupiau daugiau, bet ten, kad būčiau kolekcionavęs labai didelis kažkokios kolekcijas, ne, gal kokia iki 20 metų tai maksimum. Ok, o tavo visą gyvenimo laikotarpį buvo krepšinis, šalimai žaisdavo? Jo, jis keisdavosi su kokiais nors kitais pomėgiais, bet išlikęs ir iki šiol. Toksai, nu, čia lietuviškas labai. Dar vienas iš pomėgių, kuris per kurį, man atrodo, aš su tim ir susipažinau, tai yra tavo pomėgis driftingo mašinų sportas. Buvo toks epizodas. Jo, ir aš kažkodėl jis man įsiminė, kad būtent per jį aš susipažinau su tavim ir vėliau sekė keletas kitų dalykų, apie kurias pašnekėsim. Tačiau kaip pats tas automobilių sportas, nes aš visą laiką įsivaizdavau, kad tai yra ganėtinai labai brangus malonumas šiuo atveju. Kaip tu haslinai tuo laikotarpiu, nes tu buvai pakankamai jaunas tuo metu, kai tie automobiliai tavo gyvenime atsirado. Ar aš neteisus? Nu, tai buvo, bet aš ten, žinai, pats nedalyvaudavau, tai tiesiog padėdavau vienam iš organizatorių daryti tam tikrus dalykus. Tai šiaip, aišku, automobilių sportas ten, kur technika, ten viskas brangu, bet iš tikrųjų mačiau įvairiausios sluoksnio žmonių, kurie dalyvavo. Tiesiog vieni skiria vieną dalį savo pajamų, kiti skiria visai kitą dalį savo pajamų, bet tiek vieni, tiek kiti gali tai daryti tiek pasėkmingai, aš manau. Dėl ko aš įsimeniau apie tos automobilius, nes buvo toks momentas, kai tu jau prekiavai tam tikrais drabužiais. Taip. Bet būtent asmeniškai, kaip sakant, asmeniškai skiriai laiką ir asmeniškai žmogaus žmogui pardavinėjai. Ir vienas iš tų momentų buvo, kai mes su draugais tu atidarėjai bagažinę ir vos net ten turėjom rinktis ar Dickies, ar kažką panašaus. Ir tas momentas iš tiesų, kad jūs įsivaizduotumėt, kad žmogus, kuris ir su automobilių sportu susijęs, ir su krepšiniu, žinai, ir galop mes atvažiuojam ir pasirodo čia Gvidas, jis dar atidaro bagažinę ir ten gali išsirinkti savo drabužių. Ar tai buvo tavo pirmi žingsniai versle šiuo atveju, tokio, kaip sakant, madų drabužių versle? Jo, taip ir prasidėjo, iš Ragnaroko parduotuvė prasidėjo nuo bagažinės ir garažo, kuriame irgi dar stovėjo ten driftingo mašinų iš Japonijos ir panašiai. Tai kas važiuodavo, tikrai būdavo jam įdomu pabūti ten ir kartais užsibūdavo, iš tikrųjų gan nemažai laiko. Šiuo atveju viens kitam netrukdo, labai visai toks traukos. Jo, aš dar po to turėjau ir ten projektas savo bičiuliais ir ten darėm ir merčą jų driftingo komandai. Jo, ir fotosesijas, tai labai, tai iš tikrųjų vienas kitą papildantis dalykas, kaip iš marketingo pusės. Bet šiuo atveju, iš viso, ko mes šnekam, tu labai daug dalykų darėjai ir dar užsiminė dabar apie marketingą ir apie reklamavimą, apie tą product placementą, galima sakyti. Tu, kuriuo metu tai atradai tą būtent... Sunku pasakyti, iš tikrųjų, tai taip natūraliai gavosi, tiesiog tu sukai galvą, kaip čia realizuota produkcija, kurią tu nusipirkai, žinai. Kaip aš ten iš pradžių tiesiog išibėjau, užsisakinėdavau ten Dickies kelnes ir Carhartt kepuraites. Ir ten Alfa Industries striukes ir jas čia atsiveždavau ir po to iš bagažinės pradėjau. Po to tiesiog galvodavau, kaip čia pateikti gražiau, žinai. Toksai visiškai savo mokslas dalykas. Ar iš viso to laikotarpio iki Ragnaroko parduotuvės, ar aš nebijau, kad buvo nemažai žmonių, kurie, kur tu pataikiai į jų galbūt domėjimąsi, kaip sakyti, pataikiai jų skonį galbūt. Ir nemažai žmonių tiesiog susiradę tave per internetą ir atvykę pas tave susirasdavo reikalingų drabužių. Ar būdavo tokių, kur tu galbūt, nesakau, kad sufeilinai, bet šiuo atveju nepataikiai ir tau, buvo galbūt, ką tu galbūt atvežėjai ir kas neparsidavė. Aš paprastai su tom pačiam mano mėgsamom Dickies kelnėm, kurios yra kelis metus išėlės žiauriai populiarios, tai tuo metu, čia 2013 metais. Tai ten nusipirkdavau jų, bet tokį kiekį kokį aš juos atvežiau, tai buvo tiesiog neįmanoma turbūt realizuoti. Ir tuo metu buvo tas skinny džinsų mada visą užėjus. Ir tiesiog tie visi straight ir begi kelnes buvo, tai sunku parduoti. Tai aš man prisimenu, kaip pas mane parduotuvės sandėly tiesiog buvo jų
Tiesiog. Vien tik. Kas, kodėl, kodėl, kas tave įtakojo šiuo atveju, kodėl tau patiko Dikis kelnes, kur jas užmatėjai ir kas buvo tas kertinis dalykas? Aš gal ieškau kažkokių, brandų, prekės ženklų, kurie turėtų istoriją kažkokią ir tuo pačiu jie būtų ilgamžiški. Ir turbūt Dikis buvo viena iš tų kompanijų, kurie kažkaip atitiko šitą dalyką. Jos tikrai sunkiai sunešiojamos kelnes, čia nepaneigsi. Ir jos ilgai jau rinkoje ne vieną dešimtmetį. Ir jos nuo ten fermerių ir darbininkų perėjo irgi įvairias socialinės grupės, nuo ten Los Andželo, šitų latino gangų, iki New Yorko, hebros, kur irgi su jom ir nešalta, ir su jie sunkiai ten supūrinsi, sunkiai suplėšsi, nereikia jų lyginti, optimu. Ok, tu užsiminiai dabar apie porą tokių drabužių, kurie turi ir istoriją, ir iš esmės atsirado tam mados pasaulyje, būtent iš visiškai paprastos klasės žmonių nešiojimo įgūdžių, tai tiek Carhartt, tiek Dikis yra darbo drabužiai. Visiškai. Bet čia reikia turėti omeny, kad Jungtinės Amerikos valstijos, iš kur ten tie daiktai yra kilę, tai ten ta labai didelė darbininkų klasė. Turim jie pastatė tą šalį, taip galim pavadinti, tam tikrų laikotarpių. Tai tiesiog buvo reikalingi daiktai jų kasdienybėje, darbe. Man labai patiko, šiek tiek vėlesniam laikotarpiu, kur Carhartt, jie tam tikrų momentų leisdavo tokius zinus, kur galima buvo pamatyti tą istoriją ir persiskaityti būtent kokia buvo ta Carhartt istorija, nes visiems atrodo, kad dabar tai yra trendy brandas ir visiems atrodo, kad čia labai viskas lengva ir paprasta, o jie ten praėjo dešimtmečius metų ir tai kalbant apie Carhartt, apie Dikis, jie su savo istorija, jie labai mėgsta ją turbūt dalintis ir parodyti žmonėm, kad jie tikrai nėra tik toks vienadienis dalykas. Aš manau, visi brandai, kurie turi istoriją, tai jie turi didžiuotis ir būtent priminti žmonėm, nes tos kartos keičiasi ir kažkam tai, man kas yra visiškai tai žinoma ir kažkam jaunuoliui gali, būtent kaip tu sakai, gali atrodyti čia kažkoks, trendukas su kažkokiu logotipu. Bet kai tai akcentuojama yra kars nuo karto ir parodoma, tai vis tiek kažkokia, man rodos, susikuria tą vertę ir tu supranti, kad čia ne dalykas, kuris susikūrė dabar, jis turi istoriją ir tau, jeigu įdomu, tai tokia pridėtinė vertė gaunasi. Tikrai taip. Nukeliaukim dabar tada jau ir iki tavo parduotuvės Rogedanro atidarimo, nes tas visas pardavimas tiek nuo mašinos bagažinės, tiek nuo garažo, galop tu vis dėlto kažkaip radai būdą atidaryti ir parduotuvę, kuri keletą metų, aš manau, labai, labai puikiai, reprezentavo visą tavo turbūt viziją, nes aš neabejotinai tiek, kiek pažįstu tave, visą tai parduotuvėje labai ir jautėsi, bent jau aš. Man tas labai ir patiko. Gal prisimeni tą žingsnį, kai žengėjai, kad mes turime atidaryti parduotuvę, jinai turi būti tokia ir ne kitokia? Vėlgi tokių daug sutapimų buvo. Tiesiog buvo patalpos, kurios atsirado tiesiog bevaikštant Vilniaus senamiestį. Ir buvo tiesiog nuspręsta čia tos patalpos, nes ten buvo grindys gražios, kažkaip langai, kažkaip viskas tiko, tiesiog susidėliojo, į vietas. Ir taip, labai net nebuvo planuota, atidarinėti parduotuvę būtent kažkur senamiesty, tiesiog pasitaikė patalpos ir tai buvo toks atskaitos taškas, reikia judėti iš tokio lofto, vieno kambario į kažkur į platesnius vandenis. Taip ir atsitiko. Ar tuo metu tu jau turėjai kažkokį įdirbį su tam tikrais brandais ir jau tiesiog galėjai drąsiai užsakinėti bet kokius kiekius ir dėliotis asortimentą taip, kaip tu nori, ar turėjai kažkokį tai iššūkių, apie kuriuos neįsivaizdavai, kad jie gali būti? Aš nežinau, aš buvau viskai žalės, iš tikrųjų, ir nieko nenusumaniau apie tą verslą, aš kaip dabar suprantu. Ir tiesiog dariau dalykus tuos, kurie man tuo metu atrodė, kad reikia daryti. Tai gan drąsiai aš tam jau užsakinėjau ir kartais ir nesėkmingai, bet tam tikrais atvejais, pasakyčiau, gal ir net labai sėkmingai tam tikrus dalykus dariau. Tai toksai buvo, stoviai ir rizikuodavau, iš tikrųjų verslas yra rizika. Kartais sunku kartais pasverti, kai neturi patirties. Tai tų klaidų aš buvo pridaryti ir ne viena, bet
Buvo stengtas iš jų pasimokyti. Ar dar vienas iš dalykų, kuris man labai įstrigo, tai turbūt jūsų parduotuvės visa komanda, kurie viens kitą labai papildėte ir viens kitam labai padėjo. Bent jau taip iš šono man atrodė, kad toks savotiškas, galėtų būti idealios komandos įvaizdis šiuo atveju. Nes būtent aš pažinodamas tik tave, iš esmės, toje parduotuvėje susiradau draugų ir pažįstamų, su kuriais mes bendravom iki šiol. Ir jūs visi tokiai buvot, jūs supo parduotuvę ir jūs visi atrodo, kad žinote, ko norite ir panašiai. Bet tavo pasirinkimas tam tikram asortimentui, tam tikriems dalykams ir kalbant apie batus, kas man buvo labai keisčiausia, tai buvo batai, kurio turbūt aš mažiausiai batų nusipirkau tavo parduotuvėje, nes jie būdavo, bent jau man stilistiškai netikdavo, bet kažkaip bent jau aš įsivaizdavau, kad kiek mačiau ir Tomas buvo ir keletą kitų pažįstamų, būtent nešiojo ne kėdus, o jau tokius, kaip pavadintas batus, aš dabar galvoju. Ten irgi darbo batai. Darbo batai, ne? Redvingai. Red Wings batai, kurie, toks atrodo, kad, aš galbūt ten Timbalandus pirkčiau ir panašiai. Šiuo atveju tai yra, Red Wings batai ir vėliau atsirado Converse'ai ir begalės kitų. Bet, iš tikrųjų mes tai startavom su New Balance'ais tuo metu. New Balance'ai. Jie nebuvo iš tikrųjų pirmas avalinės brandas, kurį mes atsivežėm. Nes tuo metu New Balance'ų nebuvo Lietuvoje. Ir mes startavom... Kurie metai buvo? Kuriais metais jūs tai darėte? 13 arba 14. Okay. Ir kas skaičiausiai, mes tada startavom su tais New Balance'ais ir buvo kita parduotuvė atsidarinėjanti Springsai, kur irgi daug iš tikrųjų įnešė į Lietuvoje. Jie taip labai jau į kėdus. Visiškai kėdų parduotuvė, o mes vis tiek drabužių daugiau parduotuvė, bet aš norėsiu turėti ir avalinę. Tai su New Balance'ais buvo startuota. Bet grįžtant prie tavo klausimų apie Red Wingus, ne? Jo, Red Wingus, nes, tiek New Balance, jų niekur nebuvo, tai buvo toks ganėtinai drąsus žingsnis, lygiai taip pat su tais pačiais Red Wings, kur aš niekada neįsivaizdavau, bet tu šiuo atveju turėjai savo kažkokią viziją ir iš kur tokia atsirado. Vėl momentas, kad tie batai yra žiauriai ilgamžiai, jų gali padą keisti, technologija tam tai yra, kaip jie padaryti, leidžia tai daryti. Ir būtent tiko prie viso koncepto ten, ir prie tų pačių džinsų, ir prie kitų prekių, kurios būtent tas toks diktuojamas tas ilgamžiškumo aspektas. Tai tas brandas puikiai tiko ir tekstilistiškai irgi taip pat irgi. Tu kelis kartus jau užsiminėjai apie žodį ilgamžiškumas. Tai ar toje parduotuvėje beveik viskas ir buvo skirta tam, kad žmonės ilgai nešiotų tos drabužius, kad tai nebūtų taip vartotojiška, kaip dabar galbūt yra įprasta? Buvo stengtasi labai į tą aspektą atsižvelgti būtent. Ir iš tikrųjų tai gal net yra netgi ne vis dėlto priklauso nuo produkto, o labiau priklauso nuo žmogaus požiūrio į daiktą. Okay. Ar tu prisimeni, kuriais batais savo parduotuviai labiausiai džiaugiaisi, kad gavai ir pagaliau jie yra parduotuviai ir juos galim parduoti čia? Nežinau, turbūt ir tais pačiais Red Wingais, kur brandas gan didelis ir šiaip neduodantis bet kam prekiauti tais batais. Tas pats su Carhartt buvo irgi. Carhartt niekada Lietuvoje nebuvo prieš tai. Man rodos, nei Latvijai, nei Estijai. Prašau. Dickies irgi, nors buvo tiekėjas tas pats kaip ir kitų brandų, bet niekas irgi nenorėjo kažkaip vežti čia. Tai vėl mes buvom pirmieji. Tai daug tokių, pirmų dalykų buvo tas, kas labai vedė į priekį, būti pirmam. Man kažkodėl įsiminė dvi poros batų, kurias aš tavo parduotuvėje ir įsigijau. Vienus įsigijau, kitus nespėjau galbūt, nes ten buvo toks limituotas Converse All Star releasas ir mano tiesiog, kadangi populiarus dydis, tai iškeliavo labai greitai. Tačiau aš prisimenu labai stebuklingai gavau pirmus savo gyvenimą Asicsus. Okay, nice. Aš suprantu, kad tu turėjai galbūt tam tikrą viziją ir tie batai keitėsi. Jeigu Red Wings jie buvo visą laiką parduotuvėje, tai su kitais batais jie atsirasdavo vienas brandas, tada kitas. Kodėl buvo toks pasirinkimas? Ar tai buvo iš kažkokio pastangų ir negalėjimo, ar tai buvo tavo tokia vizija, kad keisti vis dėlto tas madas ir kad nebūtų visą laiką pastoviai tas pats?
Daug, žinai, yra dalykų tokių, kaip pasakyt, užklasinių, kur nemato žmonės, žinai, tai kartais tiesiog tam tikrus brandus sunku parduoti. Arba yra, matai, kad yra per didelė konkurencija, tie batai atsiranda, tarkime, brandas atsiranda prekybos centruose ar dar kažkur ir tau, ir jeigu, pavyzdžiui, tiekėjas neturi tam tikro pasirinkimo, kuris tik tau, tada tu tiesiog renkiesi kažką kitą, žinai. Okay. Kas galbūt dar parduotuvėse iš batų buvo, ką tu prisimintum, nes Red Wings yra, ten, aš manau, mes galėtume galbūt atskirą podcastą padaryti, būtent, aš nebejoju, labai fainai papasakotum apie tos batus, nes parduotuviai galima būdavo ir paskaityti apie juos, ir pasižiūrėti, ir tu galėdavai papasakoti. Kas dar iš batų galbūt, ką tu prisimeni, kuom tu džiaugiais, kad parduotuviai pagaliau yra, atsirado, Dykis atsirado Carhartt ir atsirado kažkokie tai batai. Tai gal pačioj pradžioje, bet tie patys New Balance'ai buvo fainai juos atvežti, kaip ir tu minėjai, Asic'us. O po to kažkaip gal aš ir nekreipiau daug labai, neskyriau tokio didelio dėmesio, žinai, avalynės pasirinkimų, nes iš tikrųjų atsidarė labai daug kitų parduotuvių. Toksai buvo bumas, vieni, kad atsidarė sneaker store vienas po kito. Vilniuje buvo tokia fazė, kur ir atrodė ten kišti kažkur savo nagus, gal jau kažkaip nebeatrodė taip drąsu. Okay. Nors tam tikrus modelius, ten tos pačius ir Converse, žinai, atsiveždom ir būdavo visai įdomu atsirinkti iš to reikėdavo labai akylai žiūrėti, kad ką atsivežti, ko nebūtų kitose parduotuvėse. Okay. Tu užsiminėjai apie ilgamžiškumą ir aš žiūrint tavo Instagramą dažnai matau, kad tu tiesiog parduodi savo drabužius toliau nešioti. Tarkim, aš galbūt esu iš tų žmonių, kur dažniausiai sunešioja ir juos išmeta arba kažką galbūt atiduoda į labdarą. Tačiau tu visai sėkmingai ir dideliais kiekiais mačiau, kad juos parduodi. Ir koks tavo požiūris šiuo atveju, kad žmonės suprastų, kad drabužiai turėtų tarnauti kuo ilgiau ir juos parduoti ir kad kiti dar jais pasidžiaugtų? Kada yra tavo šiuo atveju filosofija, jeigu galima tai paklausti? Su tais drabužiais labai įdomus santykis. Iš tikrųjų, dabar aš labai prieš įsigydamas kažką stengiuosi pagalvoti apie, ar aš noriu pradėti santykį su tuo daiktu, drabužiu. Ar man jo iš tikrųjų tiek reikia, Čia dabar taip. Jo, anksčiau būdavo, kad tie tokie impulsyvūs pirkimai, žinai, ir tada žiūri, kad turi ten tų daiktų iš tikrųjų tiek, kiek tau jų nereikia. Arba, žinai, turi ten 5 bliusonus, iš kur nešioji tik tai 2, tai kam tu tie 3, žinai, spintoje, ką jau. Bet tuo pačiu irgi vis įsigydamas žiūriu, kad būtų daiktas kokybiškas, nežinau, kad ir ne tik tai būtinai gal ir kokybiškas, ir tuo pačiu, kad jisai turėtų kažkokią išliekamą vertę. Kad tai nebūtų kažkoksai, žinai, trendas ir nusipirkau šiandien po savaitės, niekam nebeįdomu, nei pačiam man, nei dar kažkam. Įsigydamas tokius daiktus, tu gerai pagalvodamas, tu gali pasverti, kad jeigu man kažkokią dieną jis atsibos, tarkim, arba aš nebenorėsiu, ant kiek man bus lengva jį parduoti. Okay. Arba kiek jisai bus vertas. Tai yra daug daiktų, kuriuos aš esu nusipirkęs, tarkime, už vieną kainą ir esu pardavęs kelis kartus net brangiau. Tiesiog kažkaip. Sutapo. O kiek, ar šitas, tai, kad tu pasakai, ar tai galioja ir avaliniai? Be abejo. Aš manau, ne avaliniai dar labiau negu drabužiai. Ok. Supratau, nes aš įsivaizduoju, kad, žmonės gyvena iš to, iš tikrųjų perparda, neturi, kurie perka. Jo, bet šiuo atveju, aš suprantu, vis tiek turi tokį dar ir nešiojimo, ir turėjimo vis tiek tą meilę. Perpardavinėtojai, jie turi kitą galbūt tikslą. Ok, mes kiekvienas, kas domisi kedais, drabužiais, madomis, turi savo kažkas vis laik, galbūt istorijas, kurias mėgsta galbūt ir papasako draugams ir tiesiog iš avalinės, iš kedų istorijos. Šiuo atveju tu papasakai man apie, kad tavo pirmi tokie geresni krepšinio kedai buvo Šako modelis ir man iškart 90-ų porą modelių galvoju ir sukasi, kurias beje visai neperseniausiai mačiau sėkmingai perleidinėje Reebokas ir panašiai. Ar yra tavo gyvenime dar kitų istorijų, kurios patiko galbūt, kurias tu irgi mielai papasakotum apie batus kitiems savo draugams arba šiuo atveju podcast'e? Aš galiu papasakoti tokį juokingą dalyką, kad prieš tos Šako batus žaidžiau su mamos slidinėjimo batais krepšinį. Tai slidinėjimo batai netrodė kaip dabartiniai slidinėjimo batai, jie tokie vis tiek buvo kediški,
Bet tai nebuvo sportiniai batai. Bet jie buvo gan patogus iš tikrųjų. Man prisimint, tai draugai, žinai, kolegos krepšio. Sako, čia ne krepšinio kėdai, žinai. Okay. Bet tau nepatogumo jokio nebuvo, viskas. Labai kažkaip, kaip ir pasakodavau prieš tai, kad tu suskoncentruoji tai, ką tu mėgsti daryti ir tam tikrai pamiršti, tam kaip tu apsirengęs ar ten, žinai, su kuo tu žaidi. Ok. Aš iš tiesų dar paprašiau tavęs, kad tu atneštum parodyti kažkokią savo mėgstamą batų porą, tu jas turi dvi, aš manau, gali pasirinkti, gali ir jas abinę iš tikrųjų parodyti ir aš manau, tai gali būti gera tradicija, kai iš tiesų mūsų podcast ir laidoje šiuo atveju žmonės galės pamatyti, kas tau patinka ir kas tau yra kažkas išskirtinio, ką galbūt kiti ne tai, kad neturi, bet šiuo atveju tu tai turi, kiti galbūt net netkreiptų dėmesio. Aš taip suprantu. Gali būti ir taip. Čia turi Nike Blazer low modelis su kolaboracija su Acronym kompanija, drabužių kompanija, labai įdomi. Ir tokia vizija Blazer. Ir man iš tikrųjų buvo įdomu pažiūrėti, kaip galima pakeisti batą. Ir ar jisai, kadangi Acronym kompanija, jinai užsiema drabužiais ir jie labai funkciniai ir įdomus sprendimai. Aš galvoju, kiek jie tą batą ar padarys tiesiog vizualiai kažkokią, ar bus padaryta kažkas kita. Tai... Ar jie yra ne tik vizualiai šiuo atveju? Jo, aš tikrųjų sprendimai, kurie gan pakeitė patį nešiojimą, nes ir Blazeris turi ir paprastus, ne vienus tikrai sunešioju ir nešioju. Ir čia tikrai įdomiai padaryta ir patiko ir tikrai nešiosiu. Okay. Tiek išvaizda jų išskirtinė, tiek ir pats pojūtis nešiojant juos. Tikrai taip. Ar šie, kaip pasakyti, žiūrint į batus, tai yra daug keistų dalykų ir panašiai, bet tau tai netrukdo, tau nėra tai diskomfortas, kad jisai batai yra kitokie ir panašiai. Tau, Jos sunku priderinti. Aš apie tai jau norėjau paklausti. Čia vienas iš tų tokių pirkinių, kur aš supratau įpirkdamas, kad aš juos tikrai jie ne tie batai, kur prisiderinęs prie bet ko, žinai. Ir tai daugiau tiesiog buvo toksai patenkinti savo smalsumą ir pačiupinėti juos iš arti, žinai. Dar viena batų pora, kuri, manau, labai tinka šiuo metų laikotarpiu ir tai, kas vyksta dabar už lango, šiaip, manau, bus savotiškas atradimas ir, manau, būtų smagu, kad papasakotum apie šitą patį brandą. Hoka, kas tai per modelis tiem, kas nesusipažinęs? Čia yra hikingo batai iš tikrųjų, bet jie tiek dabar pasidarė populiarūs pastaraisiais metais tarp madą mėgstančių žmonių, taip pavadinčiau, tai kad jų praktiškai jie dingsta iš prekybos tą pačią dieną. Okay, jos perleidžia kas kelis metus, gal kokį 4 metus perleidžia ir kuo toliau, to jie greičiau dingsta. Hoka, aš suprantu, čia jie ir bėgimo batų brandas yra, ne? Tai kodėl, prieš podcastą, prieš pat podcastą tu užsiminėjai apie šitos batus, kad, mes tik ką šnekėjome apie tai, kad drabužiai ir batai būtų kuo ilgamžiškesni ir galbūt tarnauti ilgiau. Kaip suprantu, šitie, kaip ir hikingo batai, jau tau tarnauja kurį laiką. Jo, aš aišku turiu ne vieną porą jų, turiu 3 poras ir aišku, tos, kuris nešioja labai jau daug ir labai myli nešioti, tai jie nešiojasi ir trinasi, bet iš tikrųjų palyginus šiaip su kita sportinė avalinė kėdais, kuriuos turėjau, tai labai gerai laiko ir labai ilgai tarnauja, labai smagu jas nešioti ir tokiu oro kaip dabar ir su įšilta ir jie lengvi pakankamai, iš tikrųjų labai lengvi. Tai toksai buvo man irgi pačiam atradimas, nes iš tikrųjų aš jas pirkau tik tai dėl to, kad jie man atrodė gerai, jie gerai atrodė. Jo, aš jas radau iš tikrųjų per japoniškų parduotuvių nuotraukas, tiesiog modeliai būdavo su šitais batais ir man jie tuo metu atrodė labai keisti, bet tuo pačiu labai patrauklus. Nežinau, gal dėl to, kad raišteliai taip jie iki pat nosies, atrodė tiesiog įdomus batas. Tai norėsiu išbandyti ir po to likau labai patenkintas ir kokybė, ir potyriais visi. Puiku man. Pabaigai aš prisiminiau, kad tavo parduotuvė Ragadenro jau kelis metus yra užsidariusi ir aš, kaip sakant, niekas nėra amžina ir
Ir yra tam tikros įvairios priežastys, dėl ko kažkas ir prasideda ir kažkas baigėsi. Ar tavo domėjimasis ir tavo galbūt sekimas visų tiek madų, tiek kėdų, tiek trendų po parduotuvės užsidarimo kažkiek sumažėjo, ar tai tęsiasi iki šiol? Kaip yra šiuo metu? Kaip tu ir minėjai, kad tai iš tikrųjų tęsiasi ir turbūt kas seka man Instagram'e, tai tikrai pastebi, kad niekur tai nepasidėjo kažkur, o toliau domiuosi, gal ne tiek aktyviai, bet nežinau, visai įdomu, kai tai nebėra, žinai, darbas, o toksai labiau hobis gali būti hobiu. Ir tiesiog stebėti tiek trendus, tiek įvairius pokyčius rinkose ir atsirandančias naujoves kažkokias tikrai smagu. Aš džiaugiuosi, kad mes galėjome po tam tikro laiko tarpo nesimatymo vėl sugrįžti ir prisiminti tos ir senus laikus ir galbūt daugiau susipažinti su tavimi ir tiesiog džiaugiuosi, kad galime vėl bendrauti ir tie, kas mus žiūrite, galite matyti Gvido Instagramo adresą, kur būtinai nueikite, followingite ir rasite labai daug dalykų, kuriuos galbūt kitur neatrasite. Lygiai taip pat, kaip jis atranda tokius batus ir dalinasi daug ir kitų dalykų yra Instagrame, kur, aš manau, bus geras surprizas jums ir nauji faini atradimai yra tikrai labai smagu ir džiugu. Gvidai, ačiū tau labai, kad atėjai čia, mes galėjome pasišnekėti, paplepėti ir pasidalinti visą tavo istoriją. Ačiū visiems, kas žiūrėjote, ačiū visiems, kas klausėtės, iki kitų kartų. Iki.